Aš nebesirgu jau nuo 12 metų, jokių ten chroniškų lygų iš viso pamiršimas, žinai, visokių skrandžių žaizdų nebeturiu, visokių skausmų nugarų nebeturiu, turėjau pastovi tokį skausmą, nedidelį nugarai, bet dingo jisai, bet toks įkyrus buvo, žinai, dingo, nebėra, galvos skausmų jokių nebėra, kojas nebeskauda. Įsėsdavau, atsimenu, į mašiną ir skauda koja, ten prie kažkur tai tarp kelieno ir, ne, arčiau čiurnos ten kažkaip tai raumenis. Išeinu iš mašinos, nebeskauda. Be virškinimo problemos visokiausias buvo, visokiausių chroniškų lygų man buvo prirašę, žinai, ir viskas, nebesirgu jau nuo 12 metų, jokių vaistų nebevartoju, jokių daktarų nebereikia. Nieko neturiu prieš. Buvau vienas iki, buvau nuėjęs, pasitaręs, viskas gerai, sutvarkė, viskas tvarkoja, kartais reikia jų, bet pagrindas toksai, žinai, sveikas, esu sveikas, nebesirgu jokių, žinai, jokiomis lygiomis, žinai, tai ir nebevartoju alkoholio jau nuo 12 metų ir jokio, visiškai jokio ir mėsos nebevalgau, visiškai jokios ir apie tokius dalykus kalbam, apie mūsų darbą, apie mūsų pasaulio vibracijas kalbam ir vibracijas ir dažnius ir pakelimą vibracijų, dažnių, žinai, va tokius dalykus, kad žmonės atsibunda, apie tokius dalykus kalbam. Įdomu, ateik prisijung YouTube, TikTok'e, netgi dar X yra ir pakalbėsim, pabendrausim kartu apie tokius dalykus. Iki, čiau.